Akvareliniai piešiniai dažniausiai labai žavi savo lengvumu, bet kai pradedame piešti akvarele ir pabandome patys, paaiškėja, kad tą lengvumą ne taip jau ir lengva pasiekti. Ir ne veltui yra sakoma, kad akvarele bene lengviausia yra pradėti, nes reikalauja mažiausiai resursų, bet tai yra priemonė, kurią ganėtinai sunku įvaldyti ir užtrunka, kol mes tikrai pajuntame, kaip tą akvarelę piešti ir ką daryti, kad jinai klausytų mūsų. Ir būtų žymiai lengviau, jeigu nuo pat pradžių nedarytume tam tikrų klaidų. Tai šitame webinare aš papasakosiu apie pagrindinės klaidas, kurias esu pastebėjusi ir pakalbėsime, kaip jų išvengti. Ir galbūt ir jūs truputėlį prisidėsite ir pasidalinsite savo patirtimi. Tad pradžiai susipažinkime. Pirma, aš prisistatysiu, bet labai norėčiau sužinoti ir apie jūs truputėlį. Tai jeigu galite, parašykite man į čatą tokius skaičiukus. Jeigu jūs iš viso nepiešiat, bet tiesiog labai patinka, labai norite pradėti, rašykite vienetą. Jeigu esate, tokie piešėjai, mėgėjai, rašykite dvejetą. Jeigu profesionalūs dailininkai, trejetą. O jeigu esate mokytojai, kurie moko kitus ir čia susirinkote pasisemti truputėlį patirties, rašykite ketvertą. Tai vienetukas, jeigu iš vis nepiešiat, dvejetukas mėgėjas, trejetukas dailininkai ir ketvirtukas mokytojai. Net kad būtų truputėlį aiškiau, iš tikrųjų, kokia kompanija susirinko ir apie ką daugiau reikėtų pasikalbėti. Tai matau daugiausiai vienetukai, dvejetukai ir ketvirtukai ir yra trejetų. Dabar pradėsiu nuo prisistatymų, kad būtų truputėlį aiškiau, kas aš esu, ką veikiu ir apie ką kalbėsime. Atsiprašau, minutėlę, žiūrėkit, man seminaras. Galite uždaryti durytes? Ačiū. Taip, tai šiandien yra seminaras pagrindinės klaidos liejant akvarelę. Ir aš pati esu Sigita Emilija Bausienė, nuo pat mažumės labai mėgau dailę ir lankiau dailės būrelius, pati namuose daug piešiau. Ir pabaigiau ir Justino Vienožinskio dailės mokyklą ir kai jau reikėjo rinktis, ką veikti toliau gyvenime, pasirinkau studijuoti tekstilę Vilniaus dailės akademijoje ir kiek vėliau baigiau ir dailės pedagogiką ir gyvenimas taip nunešė, kad nukeliavau gana smarkiai edukacinius vandenis, tai dirbau Vilniaus dizaino kolegijoje ir Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje, dabar Jūratės Stauskaitės dailės mokykla ir jau 8 metai, kaip dirbu Vilniaus Valdorfo mokykloje dailės ir technologijų mokytoja. Ir per pastaruosius 15 metų su viršum, kaip paskaičiavau, tai turėjau tikrai virš 1000 įvairių mokinių. Aišku, mes dirbame visokiamis technikomis, bet pastaruoju metu mano didžiausia meilė yra akvarelė, bet aš pradėjau žiūrėti apie akvarelę. Tai norėjau papasakoti trumpai, kaip sekėsi su ta akvarele mokykloje ir dailės mokykloje. Turbūt jau skelbime paskaitėte ar ne, kad labai keista, bet nebuvo kažkokio mokymo piešti akvarele, nes bent jau mokykloje paprastoje tai mums sakydavo, kad tiesiog imkite ir pieškite, ir mes tiesiog imam ir piešiam tą akvarelę, kaip mums išeina, kaip mes suprantam, kaip mes norim. Ir dažniausiai man visiškai nesisekdavo, piešėsi kažkaip tirštai, neskaidriai arba viskas susiliedavo. O dailės mokykloje mes darėm keramiką, mes skulptūrą turėjom, piešimą, lipdėm, meno istoriją mokėmės. Bet akvarelės kažkodėl, akvarelė tokia kaip pelenė, kaip pamiršta pusėserė, žodžiu, jos mes beveik ir neturėjome.
Ir su akvarele santykis atsirado, kai aš pradėjau studijuoti Dailės akademijoje ir mums tapybą dėstyti pradėjo Linas Leonas Katinas, dabar jau amžinatilsį, labai nuostabus dėstytojas, kuris pirmasis išmokė to akvarelės skaidrumo, išmokė, kaip ją sluoksniuoti, išmokė turėti kantrybės su akvarele, o tuo pačiu priimti visokius netikėtumus ir leisti akvareliai pačiai judėti ir dirbti savo darbą. Ir nuo to laiko aš visai kitų žvilgsnių pradėjau žiūrėti į akvarelę. Ir net ir vėliau, kai mokydavau vaikus, bet aš stengiausi išmokyti juos susidraugauti su akvarele. Ir susidraugauti ne ta prasme, kad akvarelė jų klausytų, o susidraugauti ta prasme, kad pajustų džiaugsmą kurdami ir norėtų bandyti toliau eksperimentuoti ir kad nebijotų dėti vandens, nes akvarelė, kaip ir vaikams sakau, jau vien jos pavadinimas reiškia, kad jinai be galo be krašto myli vandenį, akva yra lotyniškai vanduo, lietuviškai mes būna su vaikais išverčiam vandenėlį. Tai be galo be krašto džiugu, kai aš matau, kad žmonėms patinka akvarelė. Ir aš pastebėjau, kaip susikaupia mano mokiniai, net pradėjau truputėlį pavydėti. Ir aš galvoju, jie piešia, o aš kažkaip aš irgi labai noriu įsitraukti tą procesą. Ir prieš kokį 5 metų sugrįžau atgal prie kūrybos, nes su edukacija buvau truputėlį nutolus ir mano kūryba pagrindė ir buvo tekstilinė iš tikrųjų. Ir aš labai panorau daugiau piešti akvarele. Ir prieš 5 metus pradėjau ir vis tos akvarelės mano gyvenime daugėjo. Ir aš pajutau, kad man ne tik malonu piešti tą akvarelę, ne tik gražus piešiniai išeina, bet ir pats procesas, jis yra toksai be galo raminantis ir terapinis, kad aš nusprendžiau, jog tuo verta dalintis ir verta meilę akvareliai skleisti toliau, nes mano nuomonė tai yra nepelnytai pamiršta technika. Ir šiame seminare mes ir panagrinėsime klaidas. Na štai, viena amžina klaida. Dažnai mums atsitinka, kad labai greitai vanduo tampa nešvarus, o kai vanduo tampa nešvarus, tada pranyksta skaidrumas ir spalvos pasidaro nebe tokios gražios, nebe tokios ryškios. Ir dažniausiai taip atsitinka, kai būna arba labai mažas indelis, arba tiesiog labai ilgai ir nuolatos susikaupę mes dirbame su tuo pačiu vandeniu ir jo nepasikeičiame. Bet šitą dalyką yra bene lengviausia ištaisyti, ar ne? Nes tam, kad būtų vanduo švarus, vienas iš variantų yra tiesiog daug indelių. O kitas variantas turėti gerokai didesnį indelį. Dar vienas dalykas, čia nėra reklama, čia tiesiog didelis kibiras vandens, tai aš kartais tiesiog imu didelį kibirą vandens, kartais turiu 2 indelius vandens, viename plaunu teptukus, o kitą turiu visą laiką laikau švarų, jeigu man reikėtų, pavyzdžiui, pasitepti lapą, ir toj vietoj ant šlapio pagrindo piešti, tai jau geriau ne murzinu vandeniu, o švariu vandeniu išsitepti, tada ir spalvos bus gerokai švaresnės ir ryškesnės. Ir vaikam ypač vaikam būna, jie turi tos labai mažus vaikiškus indukus. Tai nerekomenduoju su tais mažais indukais žaisti, geriau iš karto imti kažkokį didesnį indą, stiklainį ir dažniau palakstyti iki kriauklės reikia. Tai su šita problema gana lengva išsisukti. Dabar yra kita problema, kuri dažnai ištinka arba tuos, kurie piešia ant truputėlį paprastesnio popieriaus, dar apie popierių truputėlį pakalbėsim, arba
tuos, kurie labai daug trina popierių ir atsiranda tokie gurguliukai. Nežinau, ar yra jums tai buvę, bet jeigu jums arba jūsų mokiniams ar kažkam, žodžiu, yra buvę taip, kad piešia ir visas paviršius pasidengia tokiais gurguliukais, tai galite padėti pliusiuką į čatą, kad būtų aišku. Ir aš trumpai paaiškinsiu, kodėl taip atsitinka ir ką daryti, kad taip neatsitiktų. Čia bekalbėdama pasimsiu lapą ir truputėlį patrinsiu. Man labai patinka iliustruoti vaikiškais pavyzdžiais. Tai nepykite, jeigu aš taip kartais apie jūs suaugę, bet aš labai mėgstu papasakoti istorijas kaip vaikam. Tai, kai liejam akvarelę, mes ir vadinam liejam akvarelę. Sakau, mes netrinam akvarelės, netapom, nebrūžinam akvarelės. Ir visą laiką sakau, kad akvarelė mėgsta švelnumą. Tai reiškia, kad tai tiesiog paimam švelniai, užtepam ir paliekam. Sakau, įsivaizduokite, jeigu jūs kas nors glosto. Sakau, kaip jums labiau patinka, ar kai tai švelniai glosto, ar kai tai trina galvą. Visi tada iš karto sakau, glosto. Sakau, ir akvarelė patinka lygiai taip pat, nes jeigu mes akvarelę nuolatos trinsime, taip neapsisprendę, kažkas nepavyko, spalva nepatinka, norisi kitą spalvą įdėti ir vėl tą pačią vietą šlapę trinam kelis kartus ir dar dažnai būna, kad ir teptuką paspaudžiam labiau ir matot, aš ilgai gana trinu ir man dar nieko nesidaro, aš nelabai moku iš tikrųjų pritrinti popierių, bet reikia kantrybės, ar ne? Jeigu mes kantriai ir daug trinam toj pačioj vietoj, tada ir prisitrina. Ir čia dar priklauso nuo popieriaus kokybės. Popierius būna įvairių sudėčių. Tai gali būti akvarelinis popierius, kurio sudėtis yra iš medvilnės. Gali būti iš celiuliozės, tai yra iš medienos popierius. O gali būti maišytas popierius iš celiuliozės plus medvilnės. Dažniausiai kokybiškai dailininkams skirti popieriaus lapai jau būna iš medvilnės arba maišyti su medvilne, o tie tokie, kur galite nusipirkti prekybos centre, bet kokiam Rimi Maxima ir taip toliau, ir ypač, kur su vaikais dažniausiai piešime, tai yra iš medienos, iš celiuliozės. Ir kai sušlampa, popierius pasidaro nebe toks tvirtas. Ir matot, aš tryniau ir man jisai jau sušlapo ir kai gerai įmirko, aš jau kai trinu tą pačią vietą vėl ir vėl, visas paviršius nueina gurguliukais. Bet jeigu aš, sakysim, užsitepu, vėl kažką girdžiu, atsiprašau, pabandysiu surasti ir išjungti. Dabar pažiūrėkite, aš, sakysim, darau, užspalvinu kažkokią vietą ir iš tikrųjų man nelabai patiko, aš noriu pakeisti tą spalvą. Tai aš galiu pakeisti tą spalvą paėmusi ant viršaus, bet aš švelniai tepu, teptuko galu ir stipriai nebrūžinu ir man tada be jokių gurguliukų keičiasi spalva. Ir jeigu, pavyzdžiui, aš jau užsitepiau ir noriu dar kartą čionais piešti ant viršaus, tai jau geriau palaukti, kol popierius išdžius, jisai nebebus toksai jautrus, nes aš dabar, jeigu ant šlapio paviršiaus brūžinu, tai man tas ir nusibrūžina. Tai aš čia jau stengiuosi nebebrūžinti. Ir su akvarelė yra taip, kad reikia iš tikrųjų iš anksto žinoti, ką darysit. Nes jeigu būna, pradedat tepti, pirmą negalvojam ir pradedam tepti, tepam, tai tada ir atsitinka, kad tai nepatinka, čia vėl kažkaip kitaip reikėjo ir tada labai daug kartų tepam tą pačią vietą. Tai reikia atsiminti, kad čia nėra tapyba. Tapyboje mes tiesiog sluoksnis po sluoksnio iš karto tepam. Akvarelėje, jeigu norim sluoksniuoti, mes turime tos sluoksnius išdžiovinti. Kai išdžiūsta, paviršius vėl sutvirtėja ir tada vėl galima ant viršaus tepti kitą sluoksnį. Ir dar svarbus dalykas, kad nereikia spausti teptuko smarkiai. Tai jeigu aš tepu švelniai, tai aš tepu teptuko galu ir nespaudžiu. Bet jeigu aš paspaudžiu, jisai jau žymiai stipriau, net garsas kitas pasidaro. Rėžia. Ir teptukas dar turi tokią metalinę dalį. Tai jokių būdų niekada nereikia prispausti tiek, kad metalinė dalis liestųsi prie popieriaus. Nes tada metalinė dalis gali įrėžti. O dabar specialiai paspaudžiau ir įrėžiau.
Ir ant viršaus užtepsiu toj vietoj, kur riešta. Nelabai čia matosi, bet pabandysiu va dar. Va, žiūrėkit, aš jeigu su teptuku paspaudžiu, man įsirėžia ir aš paskui, kai spalvinu ant viršaus, atsiranda tokie kaip rėžiai popieriuje, matot? Tai jokių būdų niekada nereikia tiek spausti, su akvarelė visada atsiminkit švelniai, 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 šito galo nespaudžiam ir savo popierių taip pat reikia saugoti, nes jeigu mes ant to popieriaus dėsim kažką, jeigu susibraižys jo paviršius, jeigu su kokia kremu ištepta ranka ar kokiu riebaluotu pirštu uždėsim piršto antspaudą, tai kai paskui piešim, ant riebaluoto paviršiaus nesiteps dažai, sklis į šonus, o jeigu bus subraižytas paviršius, tai toj vietoj daug tamsiau ir daug ryškiau įsigers dažai. Kartais galima raižyti specialiai, jeigu jums reikia. Jeigu man reikia, kad čia būtų kažkoks, tarkim, žolių kuokštas, tai aš galiu specialiai paraižyti ir dabar ant viršaus užtepkim kažkokią tai spalvą. Va, ir mums specialiai toj vietoj bus ryškiau ir matysis. Bet raižom tik tokiu atveju, jeigu norisi specialiai. Jeigu norisi vardą įrašyti, parašą kažkokį įdėti, galima ten su kitu teptuko galu įrėžti. Bet šiaip popierių reiktų stengtis saugoti. Šiaip visos šitos taisyklės, visos šitos klaidos turi išimtis. Kartais reikia nevengti, o jeigu žinot, kad, pavyzdžiui, jeigu prispaudžiat ar ne su teptuku, išeina taip, jeigu įrėžiat, išeina taip, tai va šitas klaidas jūs galite naudoti savo, bet geriau, kad tai būtų ne klaidos, o specialiai taip daroma. Na va, keliaukime toliau, apie popierių jau pakalbėjome, apie teptuko spaudimą pakalbėjome ir tada prieiname prie tokio dalyko, kuris vadinasi per daug vandens. Kartais, akvarelė jau sakiau, patinka daug vandens, bet kartais to vandens būna per daug, susidaro balos, ima raitytis popierius, tokiais kalnais ar ne, ir ta akvarelė subėga nekontroliuojamai kažkur. Tai pažiūrėkim, pakalbėkim truputėlį apie per daug vandens. Ir dabar akvareliai patinka, kai su jie piešiam skystai, bet kartais būna, kad piešiam per daug skystai, tai reiškia, kad tokios balos pradeda darytis. Įdėkim per daug vandens. Ir tada ypač žiūrint, kuris popierius. Bet jeigu popierius yra tas kuo paprastesnis, tai jis dažniausiai išsilenkia. Ir kuo plonesnis popierius ir jeigu jis yra visas tas iš celiuliozės, tai jis dažniausiai labiau raitosi. Ypač jaučiasi, kai padengiam visą lapo plotą. Dabar gali būti, kad jums ne visai matosi, bet jis po truputėlį ima raitytis. Atsiranda kalnelį ir matosi pagal akvarelės bėgimą ant kalnelio pasidaro šviesiau, o ten, kur yra pakalnė, ima bėgti tokios balos akvarelės. Tai ką darom, jeigu atsiranda balos? Tai yra keli variantai. Vienas variantas, mes nusisausinam teptuką, galima nusausinti tiesiog nuspaudžiant pirštais, galima nusausinti į popierinę servetėlę, žiūrint, ką turit po ranka, ir atsargiai teptuko galu, jeigu paliečiam tą vietą, kur buvo bala, teptukas išgeria skystį. Bet atsargiai todėl, kad jeigu aš prispausiu daug, man tada jisai tiek išgers, kad atsiras netgi to vietoj balta vieta. Ir vietoj per daug vandens jau bus per mažai vandens. Tada vėl reikės išskirstyti tuos dažus. Tai aš truputį nusisausinu ir atsargiai išgeriu tą vandenį. Kartais tai tik tai teptuko galu vos
patapšnodama. Kitas variantas. Panaudojam tą pačią popierinę servetėlę, bet lygiai taip pat išgeriam tik tai pridėję galiuką, pridedam ir laukiam, kol susigers tiek akvarelės, kiek čionais buvo per daug. Jeigu uždėsiu, vėl bus tas pats, aš tiesiog nusausinsiu ir nubaltinsiu kažkokią vietą. Jeigu reikia, specialiai galim panaudoti tą baltinimą. Ir būna taip, kad aš nugeriu dažus ir po kurio laiko vėl truputėlį prisirenka, nes vis tiek čia išsibankavęs popierius ir vis dar varva. Galima būtų taip palikti, bet kas atsitiks, jeigu čia bus šlapiau, o čia sausiau, čia išdžius pirma, o čia liks bala. Ir kai ta bala išdžius, jos krašteliai patamsės. Ir nebus to lygi spalvo, toks gražus perėjimas kaip dabar, bet bus toksai ryškus tamsesnis kraštelis. Paskui dar tarp kitų klaidų parodysiu, toks vadinamas kalafioras. Bet jeigu aš noriu, kad to lygiai džiūtų ir išeitų lygus toksai gražus perėjimas, tai aš čionais vėl nusisausinsiu. Tai va, su per daug vandens lyg tai išsprendėm, ne? Dabar vandenį išgėrėm, bet būna kartais kitas dalykas, per mažai vandens. Kai per mažai vandens, tai tada, kai braukiam akvarelę, vienas variantas yra, kad tiesiog prasišviečia popierius ir šitą dalyką iš tikrųjų galima naudoti ir dailininkai naudoja vadinamą sausa akvarelę, bet reikia gerai įvaldyti ir žinoti, kur galima naudoti. Tai kartais, kai piešia žiemos peizažus arba kai piešia vandenį ir reikia to tokio vandens paviršiaus balto blizgėjimo, daro tokia pusiau sausa akvarelė. Bet nerekomenduoju nuo šito pradėti, geriau pirmą įvaldyti kitas technikas ir tada jau keliauti prie sausos akvarelės. Ir kas dar atsitinka, kai per sausai piešiame, labai susidryžuoja popierius. Netgi matosi, ar ne, kad skirtingas čia virš vidury lyg tai buvo šlapiau, o kraštai buvo sausesni, netolygiai iki galo užlieta, išdžiūvę. Tai va, tai kai piešiam per sausai, dažniausiai per sausai piešiame, kai naudojame nedidelį, o truputėlį mažesnį teptuką. Aišku, galima su dideliu, taip gana sausai. Ir pagrindinė klaida yra ta, kad jeigu man reikia nuspalvinti didesnį plotą, tarkim, vėl padaryti tokį patį debesėlį, ne? Tai mes spalvinam, tol, kol šitame teptuke pradeda baigtis vanduo. Ir tada jis ima taip sausai spalvinti. Ir paskui, vėl pasiimam spalvos, vėl bandom užspalvinti ir jau tada mums spalvinasi tokiamis dėmėmis. Va, čia vėl nusausėja ir kuo labiau sausėja, tuo labiau šviesėja. Ir aš paskui, kai bandau užspalvinti, man jisai visas toksai dėmėtas išeina. Tai jeigu reikia tokio dėmėto varianto, tai žinoma, prašom, galima daryti, bet jeigu norisi tolygiai užspalvinti kažkurią tai dalį, tai visada reikia pašlapinti teptuką ir paimti vandens, ne tada, kai jis visai išdžius, o kai tiesiog jau nebelabai šlapia. Piešiu ir jaučiu, kad jau ima vos džiūti teptukas ir aš vėl pasiimu spalvą. Ir tada visas paviršius gana vienodai šlapias būna. Nelaukiam, nedžiovinam teptuko, nes kitaip išeina tie dryžiais. Ir jeigu norisi didesnį plotą spalvinti, aišku, tada reikės didesnio teptuko, o jeigu su mažesniu, tai tiesiog reikės labai dažnai jį mirkyti į dažus pirmyn atgal. Va čia tas, kaip tik paveikslėlėje matosi, tas, kaip aš vadinu, kalafioras. Tai reiškia, kad šitoje vietoje apačioje buvo likusi bala. Šlapia bala, kuri neišdžiūvo ir vėliau džiūdama, jinai tokį įgavo tamsesnį kraštelį. Dar kartais taip atsitinka, tokie, vadinkim, kalafiorai atsiranda, tada, kai ne visai laiku piešiame.
O kas yra nelaikų piešta? Tai jeigu mes norim, kad dvi spalvos gražiai susilietų, tarkim, aš turiu tokią ir tokias spalvas. Va, jeigu norim, kad gražiai susilietų, tai mes turim lieti tas spalvas tol, kol šlapia. Bet aš nelaukiu, kol išdžius ir tol, kol šlapia, dedu ant vieno šono kažkurią kitą spalvą ir jos tada gražiau liejasi tarpusavyje. Jeigu norim, kad būtų labai aiški ryški linija, pavyzdžiui, sakysim, čia kažkokio, čia išdžiūvę, tarkim. Jeigu noriu ant viršaus uždengti ir man reikia aiškių linijų, kad neišsilietų. Va, tokias padarykim. Tai aš laukiu, kol išdžius ir ant išdžiūvusio piešiu. Bet kas atsitinka, jeigu mes piešiam ant tokio pusiau išdžiūvusio, šitas dar galim matyti, kad tik pusiau išdžiūvęs, nes va, truputėlį blizga. Ir kartais aš paliečiu, net jaučiasi būna drėgmė pirštų palietus. Tai jeigu aš neišlaukiu, kol išdžius ir užpiešiu, sakysim, va čia kažką, tai džiūvant, čianai pradės darytis toksai ryškus kraštas. Aš gal daugiau truputį užpiešiu, kad matytųsi. Šitoj vietoj dar visiškai šlapia buvo, šlapia su šlapiu, tai šitoj vietoj gražiai tolygiai liejasi, o šitoje vietoje buvo truputėlį drėgnoka ir atsiranda toks nelygus kraštas kaip čia, o šiek tiek išsibangavęs. Nežinau, ar matysis, bet netoks lygus kraštelis. Toks išsibangavęs gaunasi. Tai jeigu norisi sulieti, reikia nelaukti, kol išdžius, o jeigu norisi ryškių linijų ir gražiai vieną ant kito sluoksniuoti, reikia kaip tik laukti, kol išdžius. O kai toks yra pusiau šlapias, pusiau sausas, labai dažnai atsitinka tas dalykas, kad nei lygus kraštas, nei susilieja. Va čia šito mes pabandykime irgi užlieti keletą linijų, paskui pradžius, aš vėliau jums parodysiu, kas išėjo, kai išdžiūvo. Ant šito labai gerai matosi, nes čia buvo sausesni krašteliai, jau visiškai išdžiūvę, o čia per vidurį šlapia dar. Na, kad palikim džiūti ir šitos galėsim pasižiūrėti truputėlį vėliau, nes akvarelė dar veikia, juda, keičiasi ir galim rezultatą pamatyti tik tai truputėlį vėliau. Jau apie teptuko dydį truputėlį pakalbėjau, pradėjau kalbėti, rodydama, kaip užspalvinti. Ir dabar dar šiek tiek pakalbėsiu. Teptuko dydis labai svarbu, priklausomai nuo to, kokią erdvę mes norim užpildyti. Tai jeigu mes imam tokį didelį storą teptuką, tai mes su juo galim tiesiog nuostabiai užspalvinti didelį plotą. Jeigu man reikia didelio ploto, tai jokių būdų aš turbūt net neimčiau plono teptuko, o imčiau storą, nes su juo galima gana nesunkiai porą teptuko judesių ir jau didelis plotas užpildytas. Bet dažna klaida yra ta, kad kai kurie nori viską universaliai padaryti, tarkim, su kažkokiu tuo vidutiniu teptuku. Ir tada kas atsitinka, kaip pasakojau čionais, ar ne, jisai greitai išdžiūsta. Reiškia, kuo mažesnis teptukas, tuo mažiau jisai gali sugerti dažų. Ir dar, aišku, priklauso nuo to, ar tas teptukas natūralaus pluošto, ar tas teptukas sintetinis. Tai natūralaus pluošto iš gyvūninės kilmės plaukų jis visada sugers daugiau vandens, o sintetinis visada mažiau. Ir jisai aišku, kad greičiau išdžius. Ir jeigu didelį plotą mes bandom dengti su pernelyg plonu teptuku, jisai dažniausiai pasidengia dryžuotai, nes kai paimu dažų, jie visada būna intensyvesni, o kai
o paskui man teptukas ima džiūti. Tai arba aš turiu tiesiog nuolatos baksnuoti į dažus, arba aš turiu imti didesnį teptuką, arba aš galiu pabandyti pasižiūrėti, jeigu turim natūralų teptuką, su juo greičiausiai mes galėsime, net atrodytų to paties dydžio teptukas, bet aš žymiai daugiau linijų galiu padaryti su tokiu pačiu teptuku. Kita problema yra ta, kad kartais norisi su dideliu teptuku nupiešti kažkokias smulkės detalės. Ir tai yra pilnai įmanoma, dėl to, kad jeigu teptukas turi ploną galiuką, mes su juo galime ir storai piešti, ir labai plonai piešti. Tik reikia atkreipti dėmesį, kaip atrodo teptuko galiukas tuo metu, kai teptukas yra šlapis. Tarkim, toks tai, ar ne? Tai šitas teptukas yra skirtas tik tai didesniems plotams, nes aš su juo negalėsiu nupiešti labai plonų detalių, nes jo nėra plonas galas. O šitas, jisai suplonėjęs, skiriasi gerokai labiau. Jeigu man reikia kažkokios smulkios detalės, aš galiu piešti su storu teptuku, bet reikia tada neimti labai daug dažų. Nes kas atsitiks, jeigu aš paimsiu labai šlapius dažus, daug šlapiai, ir aš pabandysiu kažką smulkaus nupiešti, man gali tiesiog nuvarvėti lašas arba piešti labai storai vien dėl to, kad teptuke yra be galo daug vandens. Tai jeigu aš turiu storą teptuką, plonų galų ir noriu nupiešti ploną liniją, aš visgi turėčiau jį pasisausinti ir kai šlapinu, šlapinti tik tai teptuko galą. Ne visą teptuką taip įguldyti, o šlapinti tik tai teptuko galą arba taip nusausinti į kraštelį paletės, tam, kad jisai man nusausėtų ir galėtų daryti plonas linijas. Na va. Ar būna toks, ar jums taip nutinka, kad piešėt ir kažkaip turėtų būti skaidru, bet nėra iki galo skaidru. Jei, pavyzdžiui, čia, sakysim, avelių pilveliai lyg ir nieko, bet ties galvom, ties kojom, tokie, ir ne tik kad murzini, bet toks nėra skaidrumo, nėra lengvumo, kuris būdingas akvareliai. Jeigu kartais ir jums sunku pagauti kažkokį skaidrumą, lengvumą, galit parašyti, arba jeigu pastebėjot, kad mokiniai taip daro. Ir kaip manot, gal kas nors iš jūsų žino, kodėl taip atsitinka? Pabandysiu jūs pakalbinti. Nes, man atrodo, mažiau vandens ir daugiau pačio dažo paėmė. Ir tai toks kaip tirštesnis pasidaro. Teisingai, būtent. Taip atsitinka tada, kai mes gana tirštai imam dažus ir tai yra visiškai nebūdinga šiaip jau akvareliai. Nes tirštai dažus mes galime imti guašo, mes galime imti temperą, o akvareliai geriausia tamsumą pasiekti ne iš karto, paėmus labai tą tirštą dažą, o geriau per kelis kartus sluoksniuojant, arba būna atveju kartais, kai gerai tą labai ryškų dažą pasiimti iš karto, bet dažniausiai geriau padaryti truputėlį skaidriau ir paskui ant viršaus vėliau šiek tiek patamsinti ten, kur reikia patamsinti akcentus, negu iš karto paimti ir užrėžti per daug ryškiai. Ir taip atsitinka dar ir dėl to kartais, kad piešim be paletės tiesiai iš dėžutės. Ir kas tada būna? Labai skirtingi dažai. Ir, pavyzdžiui, kai kurie dažai, net jeigu juos ir maišai su vandeniu, jie nesuminkštėja. O kai kurie, pavyzdžiui, turiu kitokius truputėlį. Ir, pavyzdžiui, šitie sušlapinus, jeigu jie ilgiau pabūna šlapi, jie būna, kad suminkštėja paviršius ir kartais beveik nori jie pasikabinti taip ant teptuko galo. Ir jeigu aš imu tiesiai iš dėžutės ir iš karto tepu čia, tai labai didelė tikimybė, kad man gali, tokia labai neskaidri spalva, tokia per daug tiršta užsitepti. Tai aš beveik visada neimu tiesiai iš dėžutės, turbūt ir čia pastebėjot, kad pasidėjusi esu paletę
ir paletėje truputį pamaišau su vandeniu ir tada su vandeniu tepu. Ir jeigu man bus per šviesu, aš toj vietoj dar kartą užtepsiu, bet jau man bus toj vietoj vis tiek akvareliškas skaidrumas, nebus taip, kad atsiras tokia aklina tamsa. Tai reikia vengti, žodžiu, tiesiai iš dėžutės, nes va tada tepasi, net jaučiasi, kad toks kaip košė tepasi. Ir jeigu visai nebepersišviečia popierius, tai labai nebeakvareliška pasidaro. Dar kitas pavojus yra tas, kad kai aš iš dėžutės imu, aš niekada nežinau, kokio tamsumo, kokio intensyvumo aš čia spalvą turiu. Ir jeigu iš karto tepu ant popieriaus lapo, man gali būti ne visai tas, ko man reikėjo. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš noriu užspalvinti didesnį plotą, aš kiekvieną kartą imu, iš dėžutės spalvinu ir kai aš paimu, kai paimu dažų, jie gali būti vis kito atspalvio. Bet vėl paimu tiesiai iš dėžutės ir jau vėl kita spalva. Baigėsi dažai, pasiimu vėl ir vėl kitas atspalvis. O kai aš susimaišau šičia spalvą, aš visą laiką turiu tą patį vieną spalvą ir aš ar vieną kartą paėmiau, ar kitą kartą paėmiau, ar trečią kartą paėmiau, visą laiką tas pats intensyvumas. Štai. Tai labai rekomenduoju visada turėti paletę, nebūtinai paprasta paletė, tai gali būti elementariai lėkštelė, dubenėlis, kartais būna tos pačios akvarelės dangtelis, bet kas, kur galima susimaišyti spalvą. Ir dar yra vienas dalykas, kad jeigu nežinot, kokia spalva išėjo, kartais galima kažkokius senus nepavykusius piešinius arba šiaip kokį popieriaus lapą visada turėti skiautę šalia savęs ir visada pasibandyti, kokio tamsumo ir kokio intensyvumo spalvą jūs turite. Ir tik tada, kai jau matote, kad ta spalva jums tinka, tik tada tepate ant lapo. Va čia geriausiai išėjo pavyzdys, kas atsitinka, kai viena dalis truputėlį apdžiūna, o tada kitą šlapę tepam ir va tas va toksai išdžiūsta tokia kalafiorinė linija. Geriau išėjo, man atrodo, negu va šitas mano pavyzdys, kur norėjau parodyti, nes čia neišėjo kalafioro, čia buvo arba šlapia, arba sausa. Ir išėjo arba visai ryški linija, arba visai išsiliejusi. Tai va, čia geriausias pavyzdys, kai pusiau išdžiūvęs. Vienas tiesiog pradėjęs džiūti, bet sausesnis, kitas pradėjęs džiūti, bet šlapesnis ir va tokia labai banguota linija. Šiaip, jeigu darote debesis, dangų, tai iš tikrųjų labai tinka šis variantas. Keliaukime toliau. Dabar dar vienas dalykas, kuris atsitinka žmonėms, tai yra, kad atrodo, sako, viską piešiu, stengiuosi, spalvas gražias dedu, o išeina purvas. Ir kartais purvas atsiranda dėl dviejų priežasčių. Vienas dalykas, kai naudojam juodą spalvą, su juoda spalva visada reikia labai atsargiai, nes juoda spalva gerokai numurzina ir yra daug būdų patamsinti spalvas, nenaudojant juodos spalvos. Arba reikia ją stengtis, kad kuo mažiau maišytųsi su kitom spalvom, nes toksai tas pilkumas duoda murzinumą. O antras variantas, kai jungiame tarpusavyje spalvas, kurios nedraugauja viena su kita. Tai aš žinau, kad čia, matau, pas jūs dalis yra ir dailininkai, ir mokytojai, ir viską žinot, bet yra gana nemažai, buvo ir vienetukų, ir dvejetukų, tai aš norėsiu truputėlį paaiškinti, kodėl atsitinka, kad mums atrodytų gražios ir ryškios spalvos susimaišo į murzinas spalvas. Tai truputėlį labai trumpai papasakosiu tokį dalyką kaip spalvų ratas. Tokia spalvų teorija. Mes turime 3 pagrindinės spalvas. Viena iš jų yra geltona, kita iš jų yra raudona ir trečia iš jų yra mėlyna. Ir kai mes tas spalvas maišome tarpusavyje, tas, kurios yra šalia, spalvų rate jos dažniausiai
užima, tai va vietas kaip Mercedeso ženkliuke, ar ne? Tai va, tai jeigu mes maišome gretimas spalvas arba kažką panašaus, ar ne, visokius įvairias geltonas su įvairiom raudonom, tai mes bet kokiu atveju gausime gana gražias ir draugiškas viena kitai spalvas ir jos maišysis į kažką gražaus ir įdomaus. Tai gali būti oranžinė, oranžiškai geltona, geltonai oranžinė ir taip toliau. Jeigu maišome raudoną su mėlyna, mes greičiausiai gausim kažkokį tai violetinį atspalvį, daugiau ar mažiau. Taip, ir jeigu maišome geltoną su mėlyna, tai mes gausim kažką žalio. Ir jeigu visas tas tris pagrindinės spalvas sumaišome tarpusavyje, įdedam truputėlį raudonos, geltonos ir mėlynos. Ir kai visas sumaišome tarpusavyje, mes greičiausiai gausime rudą spalvą. Tokį purvelį. Tai reiškia, kad jeigu maišome piešinyje visas tris spalvas, kurios klojasi viena ant kitos, jungiasi, tai jums išeis purvas. Bet lygiai tas pats atsitiks, jeigu maišysite spalvas, kurios yra priešingose rato galuose. Tai jeigu mes paimsime raudoną, ar ne, ir paimsime žalią, jos tarpusavyje maišosi murzinai į rudą. Ir jeigu imame priešingose rato galuose esančią, sakysim, geltoną ir, valia, labai gražu violetinė. Jos labai gražios kiekviena, bet jeigu jas sujungiam, jos maišosi į tokią irgi rudą pilkšvai rudą spalvą. Ir tas pats atitiks, jeigu mėlyną spalvą pamaišysime su oranžinė. Tai kai jūsų piešinyje yra šitos priešingos spalvos, pavadinkim taip, priešingos dėl to, kad yra priešingose rato galuose. Tai kai jos yra viena šalia kitos, jos labai gražiai skamba. Bet kai jos susimaišo tarpusavyje, jos visada paruduoja. Tai jeigu jūs į piešinį sudedat labai daug spalvų, kurios yra arba priešingose rato galuose, arba kurios talpina visas tris pagrindinės spalvas, jums ta vieta, kur spalvos susilies ir susimaišys, paruduos. Ir tada atsiras toks purvinumo, murzinumo įspūdis. Žiūrėkit, visą laiką, kol aš čia šneku, jūs galite dar į čatą rašyti klausimus ir aš į klausimus arba papasakoti kažką, su kokiomis klaidomis galbūt jūs susidurėte. Ir aš tada vėliau, kai jau baigsiu apie viską pasakoti, ką aš esu pasiruošusi, aš atsakysiu visus jūsų klausimus. Tai dar klauskit, rašykit, užduokit, gal iš to, ką aš pasakiau, kažkas liko neaišku, galbūt savo kažkokių klausimų turite, kurių aš neaptariau, tai rašykite drąsiai. Taip, dabar yra dar viena klaida, kuri labai paprasta klaida, ar ne? Ją labai lengva ištaisyti, dėl to, kad kai yra per mažai spalvos, mes galime visada paryškinti. Bet jūs turbūt pastebėjote, kad jeigu mes piešiame šlapiai, jeigu mes padarome, šlapią lapą, ant jo piešiame akvarele, jisai atrodo ryškesnis. O kai išdžiūsta, ta spalva truputėlį nublunka. Tai visada reikia turėti omeny, kad akvarelė išdžiūvusi bus šviesesnė ir yra dar skirtingos technikos. Viena iš technikų, kai aš tiesiog imu akvarelę ir piešiu ant lapo, kita yra technika vadinama šlapiai ant šlapio, kai mes pirmą turime vandeniu išteptą lapą ir tik tada ant viršaus piešiame akvarelę. Tokiu atveju visada išdžiūvusi spalva bus dar šviesesnė, todėl kad ne tik, kad aš sumaišiau
akvarelę su vandeniu prieš paimdama dažus, bet dar ir ant lapo buvo vandens ir tas vanduo dar kartą praskiedžia tuos dažus ir tada tie dažai tampa dar šviesesni. Plius dažų tamsumas ir intensyvumas dar gali labai priklausyti nuo to, kokie dažai yra pas jūs. Tai jeigu turite kažkokios profesionalesnės serijos, sakysim, dažus, tai jie bus ryškesni, juose bus daugiau pigmento ir net ir išdžiūvę jie taip smarkiai nebluks. O jeigu pas jūs yra mokykliniai dažai, pavyzdžiui, kažkokios tos vaikiškos akvarelės, tai jos atrodo gražios ir ryškios, bet juose pigmento yra gerokai mažiau, nes labai didelė dalis užpildo yra įvairūs ryšikliai, kurie tiesiog sujungia tuos pigmentus tarpusavyje ir su ryšikliais pagaminti yra gerokai pigiau. Ir kas atsitinka, kai išdžiūsta, ta spalva pablunka. O labiausiai blunka tos akvarelės vaikiškus, kurios yra tokio, kaip sausos atrodo. Jeigu mes turim akvarelę, kuri išdžiūsta, į tokius miltelinių pagrindų padaryta, tokia sausa, tai jos dažniausiai gerokai labiau šviesėja ir su šitokiomis sausomis akvarelėmis labai blogai maišosi spalvos. Tai jeigu aš noriu tokį laisvą piešinį lieti, kur viena spalva jungiasi su kita, taip gražiai persilieja, tai greičiausiai reikės ne tokios sausų viršum akvarelės, o tokios, kuri yra tokio drėgnesnio pobūdžio, kuri yra surišta su arabiko guma, su medum ir taip toliau. Truputėlį profesionalesnio priėjimo gali reikėti. Tai jeigu yra per mažai spalvos, tai šitoj vietoj visiškai nieko tokio, akvarelę galima sluoksniuoti ir sluoksniuoti ir sluoksniuoti. Ir jeigu užtepėt vieną sluoksnį, išdžiūvo per šviesu, tai tada tepate antrą sluoksnį, paskui trečią sluoksnį. Ir kartais kaip tik labai gerai kažkurias vietas palikti šviesesnės. Kartais nutamsinta akvarelė atrodo prasčiau negu truputėlį per šviesi akvarelė. Ir pašviesinti akvarelį yra gerokai sudėtingiau. Tai kartais nieko tokio, jeigu išeina per šviesiai, išdžiūsta, žiūrite, kas išėjo, kas pavyko, jeigu kažkaip neaiškus, spalva ne visai graži, tai tada tiesiog piešėt dar ant viršaus. Čia yra tokia dar viena bėdelė, kuri dažnai ištinka ir kuri mane ištikdavo, kai piešiau mokykliniais ypač laikais, kad būna, jog akvarelė susilieja kažkur, kur nereikia ir viena spalva įteka į kitą spalvą. Tai dabar vėl truputėlį tada pasitreniruosim ant lapo ir parodysiu, ką aš darau ir kaip sprendžiu šituos dalykus. Įsivaizduokim, kad piešiam kažką geltoną, kad ir tarkim, kad ir žiedus kažkokius, ne? Ir jeigu aš noriu, kad nesusilietų, aš dabar turėčiau laukti, kol išdžius. Ne, bet būna kartais kantrybės nėra, arba norisi iš karto tą piešinį visą 1-2 ir baigti. Ir tada piešiam iš karto ir jeigu aš tik paliečiu, man iš karto šitie dažai varva vienas į kitą. Tai yra dabar keli variantai, ką galima padaryti. Vienas variantas, kaip ir prieš tai darėm, kaip per daug akvarelės, nusausinu teptuką ir stengiuosi išgerti tuos dažus, kurie įvarvėjo ten, kur nereikia. Aš dabar visai pasausinu, toj vietoj man truputį pašviesėjo, tai kol neišdžiūvo, galiu truputį įleisti dar geltonų dažų. Bet atsargiai, kad jau į kotelį neįvarvėtų. Aišku, būtų daug paprasčiau, jeigu norim, kad nevarvėtų dažai vienas į kitą, arba, pavyzdžiui, aš noriu, kad būtų šitie lapai skirtingų atspalvių, tai daug paprasčiau yra neleisti tiems dažams susilieti,
Tai reiškia, kad kai piešiam, mes paliekam tokius mini tarpelius. Pavyzdžiui, pasidarau vieną lapą vienos spalvos, o kitam truputėlį kitą atspalvį. Ir aš dabar, kai darau kitą lapą, aš stengiuosi tokį milimetro tarpelį palikti. Pačioj leisiu kaip tik susijungti tegul varva vienas į kitą. Ir sakysim, jeigu darysiu dabar dar vieną lapą, aš vėl galiu palikti tokį mini tarpiuką. Ir jeigu iš karto noriu piešti kotelį, iš karto, tai aš lygiai taip pat paliksiu tokį nedidelį tarpelį tarp kotelių ir gėlės, kad nesusilietų. Ir kai neprisilies vienas prie kito, tai nevarvės vienas į kitą. O jeigu jau čionais, pavyzdžiui, man norisi, kad tie lapai būtų skirtingų spalvų, tai aš turiu palaukti, nubrėžiau netyčia, tai aš turiu palaukti, kol išdžius ir tik tai tada, kai išdžius, aš galėsiu kažkuriuos tos lapus patamsinti. Tai tam, kad nesusilietų, A variantas, mes paliekame šiokį tokį tarpelį, o B variantas staigiai valom toj vietoj, kur yra susijungimas. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, darau, kad ir kažkoks kalnas, ar ne, šlapės toks. O čia turi būti kitas ir man jie netyčia susilietė. Tai ką aš darau, aš sausinu būtent tą jų susijungimo vietą. Nusisausinu teptuką ir staigiai pasausinu, kad toj vietoj greičiau išdžiūtų ir jie nevarvėtų vienas į kitą. Bet tada ta vieta truputėlį pabąla. Taip. Ne tik kad varva, bet būna kartais ir tykšta, kur nereikia. Čia jau mums jau beveik turbūt aišku, ką daryti. Taip, tai labai dažnas variantas yra teptuko valymas. Kartais reikia atsargiai valyti teptuką, nes kai mes nusiplaunam teptuką, ne, ir taip pasivalom į kraštelį, tai galima tiesiog pritaškyti ant popieriaus. Tai jeigu aš nusivaliau teptuką, aš jį greičiausiai norėsiu nusisausinti lėtai arba nusisausinti į servetėlę, o ne į indelio kraštą. Tada jisai mažiau taškosi. Jeigu prisitaškė, beveik tokiu šviesiu vandeniu, tai čia iš viso nebėda, dedam servetėlę ir nusausinam tą vietą, beveik nesimatys. Jeigu prisitaškė jau kažkuo ryškesniu, tai yra tikimybė, kad galbūt galim išvalyti servetėlę, bet žiūrint dar koks popierius. Jeigu medvilninis popierius, jis greičiausiai išsivalys geriau. Jeigu yra šitoks popierius, tai jisai jau prasčiau valysis. Tai yra dar galimybė pabandyti išplauti tą vietą, tai sušlapinti su vandeniu, truputėlį patrinti, bet atsargiai. Atsimenat, kad nenubrūžint paviršiaus. Ir tada su švaria servetėle nusausinti. Liko vos dėmelės, bet jau jos gerokai šviesesnės. Kartais būna, kad nelabai prisitaškė mums ir jau nebeužsivalo, nepastebėjom iš karto, pridžiūvo. Tai tada jau tokiu atveju tenka dažniausiai improvizuoti ir galvoti, ką galima iš to padaryti. Galbūt galima, čia dar šitas šlapės, galbūt galima kažkaip prijungti, kažkokias gėles padaryti toj vietoj, kur buvo pritaškyta. Galbūt galima specialiai tada dar daugiau pritaškyti aplinkui. Ir tokiu būdu išspręsti tą problemą, kad čia atseit taip turėjo būti. Tai 3 variantai. Pirmas yra sausinti, antras yra išplauti ir tada nusausinti, trečias yra
improvizuoti ir bandyti kažką gero sukurti iš tos savo klaidos. Ir, man atrodo, čia jau lyg tai paskutinė aš įsirašius, yra ne tas popierius. Tai akvarelėje popierius taip pat yra labai svarbu. Ir popierius gal net kartais yra truputėlį svarbiau net negu dažai. Dažai svarbu, jaučiasi didelis skirtumas tik tai tarp tų visiškai mokyklinių akvarelių ir truputėlį aukštesnio lygio bei profesionalių. Tai va, o popierius akvareliai yra pirmiausia, svarbu naudoti akvarelinį popierių. Mes, jeigu naudojame ne akvarelinį popierių, tai jisai elgiasi visiškai neakvareliškai, jisai labai banguoja ir net ir tas pats akvarelinis popierius reikia žiūrėti, koks storis prie jo parašyta. Nes jeigu storis yra mažesnis negu 300, jisai greičiausiai jums gana smarkiai banguosis. Ypač jeigu piešia šlapiai. O jeigu tai yra iš viso ne akvarelinis popierius, tai jis iš viso elgiasi keistai. Bandysiu parodyti, kas būna, jeigu čia geras paprastas vatmanas, ant kurio labai gerai piešti anglim, pieštuku, pastele ar pavyzdžiui kokio, tarkim, guašu, temperą. Aš truputį užliesiu ant jo akvarelės ir iš karto matosi, kad ant jo pirmą labai dryžuotai liesi, nes akvarelė labai geriasi ir iš karto tas lapas džiūsta, o antra darosi tokie taškiukai, nes popieriaus paviršius nėra visai lygus, popierius yra tiesiog pagamintas iš celiuliozės ir vienos vietos truputį geriau sugeria, kitos prasčiau. Ir akvarelinis yra specialiai padarytas jo toks paviršius, kad lėčiau sugertų vandenį, ilgiau tas vanduo laikytųsi ir galėtume mes daugiau tenai sulieti tas spalvas, daugiau laiko turėtume visokiems efektams. O į bet kokį kitą popierių geriasi žymiai greičiau. Ir net jeigu turite akvarelinį popierių, reikia žiūrėti, kas ant jo parašyta, nes jeigu ant jo parašyta hot press, tai yra karšto spaudimo, tai jisai lygiai taip pat greičiau gers vandenį, bus lygesnio paviršiaus ir greičiau gers vandenį. Ir ant jo galima tiesiog nuostabius piešti tokius smulkius, kažkokius botaninius piešinius su mažom detalėm, bet ant jo negalėsite lieti laisvų piešinių, kur norisi, pavyzdžiui, kažkokio dangaus išsiliejusio, ar jums reikia, kad tos spalvos labai gražiai viena į kitą įsilietų. Ant jo galite sluoksniuoti, ant jo galite kažkokio, smulkių detalių reikalaujančius piešinius daryti, bet negalėsite sulieti. Tai reikia žiūrėti, kas parašyta ant popieriaus, kai jį perkate. Pažiūrėkim, ar yra dar. Taip, labai gerai, keletas klausimų atsirado, tai rašykite. Ir paskui pasižiūrėsime, kiek ten prisirinko tų klausimų ir pabandysiu aš į visus jums atsakyti. Tai va. Tai, man atrodo, klaidų aš buvau tiek susirašiusi. Šitas klaidas aš daugiausia pastebėjau dirbdama su vaikais ir pradedančiaisiais, bet kai kurias iš jų aš ir pati kartojau gana nemažai. Ypač kartais, kai tingėdavau vandenį pasikeisti. O su popieriaus ir akvarelės kokybė, tai iš tikrųjų tas noras įkeisti ir pažinti, kaip akvarelė elgiasi ant vieno ar ant kito popieriaus, kokia yra geresnė ar prastesnė, ateina iš tikrųjų su laiku. Iš pradžių pradėjus piešti, dažnai net nekyla minčių, kad kažkas gali būti negerai su tavo popierium ar tavo akvarelė. Paskui atrandi, kad vienos spalvos su kitomis kažkaip ne visai gerai maišosi, kad ant vieno popieriaus geriau išeina tas pats piešinys, o negu kitas. Ir taip su laiku
atrandi, kas labiausiai tau tinka. Iš tikrųjų, kiekvienas dailininkas dar atranda pagal save. Na va, o aš, kaip jau minėjau, ar nesiekiu, kad kuo daugiau žmonių pamiltų akvarelę, tai aš dar turiu Facebook'e įkūrus tokią nemokamą grupę, akvarelės mylėtojų klubas vadinasi. Galite pasiieškoti, susirasti. Tai yra vieta, kur galima ir savo darbus dėti. Jeigu kūrėte, jeigu piešiate, norite pasidalinti, tai žodžiu, galite dėti savo darbus. Jeigu randate informaciją apie parodas, galite kelti informaciją apie kursus įvairiausius, galite kelti klausimų, jeigu turite kažkokių, arba norite parodyti darbą, paklausti, kodėl ten pasisekė, kodėl nepasisekė. Tai nėra labai didelė ta grupė, dabar yra virš 300 žmonių, bet jinai po truputėlį auga ir aš labai tikiuosi, kad turėsim tokią vietą, kur galima ir pasikonsultuoti, ir pasidalinti, ir įkvėpimais galų gale galima kažkokiais pasidalinti, jeigu kažką labai gražaus randate. Tai va, tai labai kviečiu prisijungti, gal aš dar, galvoju, galbūt aš dar laišku atsiųsiu jums prisijungimą prie šito akvarelės mylėtojų klubo. Ir turiu dar vieną, nepasakiau dar, kodėl su akvarelė. Tai aš jau daug kalbėjau iš tikrųjų apie akvarelę. Tai kodėl būtent akvarelė mane taip žavi ir kodėl aš noriu ją dalintis ir kodėl noriu, kad kuo daugiau žmonių kurtų akvarelę. Tai, kaip jau minėjau, pirmą, akvarelė turi kažkokį fantastinį iš tikrųjų poveikį. Man tai yra visiška terapija ir meditacija. Labai tikiuosi, kad ir daugeliu iš jūsų tai gali atstoti kelionę pas kokį psichoterapeutą kartais. Antra, tai yra labai patogu, nes nereikia labai daug priemonių. Galima su savim nešiotis, galima vasarą pasiimti, stalo kampelio nedidelio užtenka. Tada sąlyginai nėra didelė kaina, nes jeigu tai reikia dėžutės dažų, popieriaus, teptuko, tai nėra tiek daug priemonių, kurių reikėtų taip susipirkti. Ir didžiulė yra technikų įvairovė nuo iki. Ir vieniems labai patinka tas taškytis kažkaip šlapiai, kitiems labai patinka kontroliuojama akvarelė, dar kiti mėgsta kažkaip smulkiai piešti. Ir kiekvienas gali iš tikrųjų akvarelėje atrasti savo stilių, savo techniką, tai, kas jį labiausiai veža. Aš pati dar organizuoju nuotolinius kursus. Tai mano toks vienas iš mylimiausių yra kaip pamilti akvarelę. Tai mes per 6 savaitės nuotoliu, taip gana intensyviai dirbame ir supažindinu su visomis pagrindinėmis akvarelės technikomis. Ir su nauja grupe startuosime pavasarį, balandžio 7 dieną. Tai va, tai jeigu kažką iš jūsų domina truputėlį platesnė pažintis su akvarele, tai labai kviečiu prisijungti ir pabandyti. Ką mes darome? Tai pirmą savaitę yra tokia platesnė priemonių apžvalga, tai vėl papasakoju ir apie popierių, ir apie teptukus, ir apie dažus, ir padarom keletą pratimų tokių įsilieti, įsigilinti akvarelę, pažinti savo akvarelę. Ir tada keliaujam per skirtingas technikas, tai vis vieną savaitę dirbam visą laiką šlapiu ant šlapio, paskui šlapia akvarelė liejam ant sauso, paskui sluoksniuojam, tada mokomės negatyvinę akvarelę, reiškia, kai reikia kažkurias šviesias vietas palikti, ir paskui bandom viską sukrauti į vieną. Ir apart viso šito dar eina vieną kartą per savaitę Zoom susitikimai, kuriuose mes ir su vidiniu kritiku susipažįstame, ir akvarelės istoriją papasako, ir visokius efektus išbandome su akvarele. Žodžiu, mano tikslas yra, kad po šių kursų jūs turėtumėte, jeigu esate pradedantieji, tai kad turėtumėte tokią bazinį žinojimą apie akvarelę ir kad paskui vėliau, tiek žiūrint kažkokius darbus, tiek žiūrint įvairius tutorialus, suprastumėte,
kaip visą tai padaryta ir gebėtumėte pakartoti, mokytis daryti iš viso to. Jeigu esate, sakysim, pedagogai, tai galbūt atrasite kažkokių pratimų, kuriuos galite panaudoti su kitais, arba grinai va tokią metodinę medžiagą, ką sakyti, ką pamokyti, kokią istoriją papasakoti ir kokius pratimus daryti vienai ar kitai technikai. Kaina atrodo gana didelė, 78 eurai yra už visus kursus, čia yra 13 eurų savaitė, bet iš tikrųjų kiekvieną savaitę gaunate ir vieną Zoom susitikimą ir mažiausiai 3 įrašus, bet per kai kurias savaitės gaunate ir 4-5 įrašus apie tą techniką, pagal kurios dirbate savo laiku. Ir dar uždaroje Facebooko grupėje dedate savo darbus ir aš pakomentuoju, padedu suprasti, kas padaryta teisingai, ką galima pagerinti, viena kitą palaikome. Tai va, tai apie kursus tiek. Aš gal labai daug nesiplėsiu, atsiųsiu dar jums informaciją apie kursus elektroniniu paštu, o norėčiau po truputėlį pereiti prie klausimų. Tai va, tai dabar po truputėlį galim pereiti prie jūsų klausimų. Jeigu turite dar kažkokių klausimų, galite rašyti. Jeigu apie kursus kilo klausimų, taip pat galite rašyti į chatą ir aš pabandysiu viską dabar jums po truputėlį atsakyti. Tai keliaukime į... Taip, pirmas klausimas. Ar tiesa, kad geresnės akvarelės yra rusiškos gamybos, kalbant apie mokinius? Šiaip, jo, šitos mokyklinis visokios akvarelės, kurias mes randame didžiuosiuose prekybos centruose, jos yra pakankamai prastos. Vienas iš geriausių, tokių pigių variantų, sąlyginai, tai būdavo įvairios rusiškos akvarelės, čia, man atrodo, dar iš senų laikų pas mane yra likusi. Jos būdavo, tokios visai neblogos kokybės ir kainos atžvilgių, kažkas apie 15 eurų. 16 gal, ar 12 ar 16 eurų toks pakelis. Aišku, man bent jau 3 metai nelabai norisi pirkti rusiškų akvarelių ir aš buvau pradėjusi ieškoti alternatyvos. Tai iš alternatyvos, panašios kokybės ir kainos atžvilgių buvau radusi, tai ukrainietiškos Rosa akvarelės, bet tik tai viena firma. Nes rusiškų tai ten pilna visokių firmų, žodžiu, o iš ukrainietiškų radau Rosa. Jinai yra labai identiška iš tikrųjų ir kokybės, ir kainos atžvilgių. Kainos turi jinai 2 rūšių, nes yra viena tokia paprastesnė, gal man atrodo paprastose pakeliuose, tai yra truputį pigesnė, irgi apie tarp 10 ir 20 eurų, o yra truputėlį rimtesnės metalinėse dėžutėse, tai ten jau nuo 25 iki kažkur 60 eurų jų kainos gali sviruoti. Ieškojau, žodžiu, visokių variantų, bet yra ir tokios Art-in parduotuvėse pardavinėja PBO akvarelės, tai kainų žirklėse tarp 20 ir 30 eurų galima irgi visai geros kokybės įsigyti. Rosa pardavinėja keletas parduotuvių, mačiau yra, man atrodo, Minmax Klaipėdos parduotuvė, kuri prekiauja Rosa, Kaune Ornamentai LT, Vilniuje yra Art Spices LT, bet pačios dabar yra nedidelis likutis likęs, keletas. Tai jeigu norite Art Spices, yra nuolaida 10%, aš gal dalinausi naujienlaiškyje, jeigu rašote Te gyvuoja dailė, didžiosiomis raidėmis Te gyvuoja dailė. Tai su šita nuolaida Art Spices LT parduotuvėje visom priemonėm 10% nuolaida. Ir ką aš dar buvau radus?
Va dar šitoks va Daler ir Rauni. Irgi tokia visai prieinama kaina, 23, man atrodo, eurus mokėjau už šitą akvarelę. Tai, žodžiu, yra įvairių variantų, kur galima atrasti ne per daug, nelabai brangiai, nes profesionalios akvarelės tai jau kainuoja tarp 50 ir 200 eurų, jeigu norisi visai dailininkų lygio. O tai apie akvarelės, čia kaip tik žiūri, gal galite rekomenduoti, kokios firmos akvarelę įsigyti pradedančiajam. Tai aš apie tai kaip tik jau ir kalbėjau. Ir dar buvau užmačius kažkokią japonišką akvarelę prekiauja viena parduotuvė, bet aš jos nesu išbandžius, bet iš vizualo atrodo visai gerai. Tai dabar pamiršau pavadinimą, pasižiūrėsiu. Aš man atrodo, Facebook'e kai komentavau, buvau įrašius, tai Facebook'e ten, kur yra grupė Tegyvuoja dailės webinarai, tenais buvo toks nuotrauka įdėta su klausimu, gal turite įvairių klausimų webinarui, ir buvo klausimas apie akvarelę, ir po tą akvarelę aš esu pakomentavus ir prirašiusi dar visą krūvą akvarelės brandų, kurie yra tokie pradedančiajam visai tinkantis, ganėtinai draugiškų kainų. Taip, aš dar jums dabar į chatą įmesiu nuorodą registracijos formos į kursus, kur galima tiesiog apie juos pasiskaityti, jeigu norisi plačiau. O aš kol kas... Ir dabar matau, prašau, praleidau nuolaidą apie kodą ArtSpices. Gal galite pakartoti informaciją? Ir ar ta, kur priešais Onos bažnyčia? Ne. ArtSpices yra visai neseniai įsikūrusi, jinai yra iš viso Panerių gatvėj arba internetu Vilniuje. Priešais Onos bažnyčia kita parduotuvė. Yra ten, žodžiu, studentams padaryta priešais nosį. Taip, ir tuo tada parašysiu dar nuolaidos kodą, tai galite tiesiog užeiti pasižiūrėti artspices.lt ir jeigu ten randate kažką, kas jums tinka, galite su 10% nuolaidą nusipirkti. Ir rašo, kad prieš Onos bažnyčią toje yra Rosa, ką tik pirkau. Super, labai gerai, va. Ir Rosa yra iš tikrųjų puikiai akvarelė, ypač ten pradedantiesiems. O japoniška kuriatakė. Va, super. Ačiū, va, jūs už mane man priminėte viską. Labai gerai. Taip, toliau, klausimėlis. Kam dedamas į akvarelę medus? Medus yra ryšiklis, jisai padeda susijungti pigmentas. Dėl to, kad pigmentas yra milteliai. Ir jeigu tik tai dedam, sakysim, tos miltelius ir vandenį, tai jisai jums ir išeis tokiais milteliais. Būna kartais tokios specialios granuliuotos akvarelės. Arba netgi tam tikri pigmentai, tą pačią akvarelę turite vieną indelį ir kažkurios vienos akvarelės tolygiai dengiasi, o kitos tokiais labiau taškeliais. Ne? Tai reiškia, kad ne taip labai susiriša pigmentas. Tai ir medus yra ryšiklis, kuris padeda tam pigmentui susijungti, kad jisai vientisesnis būtų. Tai medus yra vienas iš ryšiklių, bet, žodžiu, gali būti ir kažkokie kiti, tai riša. Taip, ar yra priemonių apsaugančių akvarelę nuo išblukimo? Tai pirmas dalykas, akvarelinių piešinių nekabinti prieš saulę. Jeigu turite akvarelinius piešinius ir kabinate jos kur nors, tai geriausia netiesiai prieš langą, o arba šone, arba truputėlį apsaugotai nuo saulės. Paskui yra taip, kad būna specialūs lakai, purškikliai, kurias galima dailininkų prekėse nusipirkti. Jie truputėlį saugo nuo išblukimo. Kartais būna net ir, kai piešiam akvarelę, kažkokių visokių ten skystų priemonių, kurias galima maišyti, bet aš jų nesu bandžiusi, tai nepasakosiu apie jas. Tai būna specialūs purškalai ir saugoti nuo saulės spindulių, ir jeigu tuo metu nenaudojate, tai irgi ne ant stalo kažkur palikti piešinį, o geriausia kažkuo uždengti. Taip.
Anželika rašo, kad visos klaidos matomos dirbant su ikimokyklinukais. Tikrai taip. Ir su ikimokyklinukais reikia visą laiką priminti, kad nuolatos reikia vis į vandenį, į vandenį, į vandenį, kad mėgsta maudytis teptukai. Taip. Norint nudažyti lapo foną, vaikai dirba lėtai, ima per daug arba per mažai vandens, trina teptuką, neturi dar rankose minkštumo, tad rezultatas gaunasi labai dryžuotas ir dar skirtingomis kryptimis. Tikrai taip. Tai vieną patarimą išsinešu paletę. Gal turite dar kokių patarimų dirbant su ikimokyklinukais? Taip, tai su ikimokyklinukais padeda tas variantas, kad vienas iš variantų, jeigu reikia labai didelį foną, kartais padeda šlapint lapą ir tada ant šlapio lieti spalvas. Antras variantas tikrai labai padeda, kai jie susimaišo tą spalvą paletėje ir tepa. Tai va šitą būtinai net ir su vaikais maišyti spalvas ir tada tą šlapę tepti. Dideliam fonui naudoti didesnius teptukus su jais, didelius minkštus teptukus. Ir reikia tiesiog nuolatos priminti, nespausti, nuolatos priminti švelniai, nuolatos priminti, kad mėgsta vandenį, pamokyti tą vandenuką išgerti. Jiems tada labai patinka. Taip, laba diena, kaip naudoti akvarelinius pieštukus. Čia visai atskira istorija, akvareliniai pieštukai. Tie akvareliniai pieštukai, žiūrint, kaip jūs norite juos naudoti, ar visai vietoj akvarelės, ar tik tai truputėlį pakoreguoti, kažką pataisyti. Tai akvarelinis pieštukas gali būti tiesiog skirtas padailinti kažkurias vietas, kurių negalit su teptuku, arba galima su juo užspalvinti norimą vietą ir paskui švelniai su vandeniu išlieti, bet kartais labai gražu, kai vienu kartu užspalvinat ne vieną spalvą, o net keliom spalvom to akvarelinio pieštuko, iš karto pasidarot, sakysim, ten geltoną apačią, ant viršaus truputį pažalinat ir tada liejat su vandeniu. Svarbu nepalikti didelių tarpų spalvinant. Ne tai, kad spalvinti ryškiai ir su tarpais, nes tada net ir užspalvinus su vandeniu lieka tokie ruožai. O geriau švelniai paviršių tik tai va spalvinti ir jeigu ką dar kartelį paskui pakartoti išdžiūvus, jeigu per šviesu bus, bet neįrėžti to teptuko, to pieštuko, saugoti popieriaus paviršių, neįrėžti pieštuko, švelniai užspalvinti. O šiaip su pieštukais nedirbu labai daug, tai daug nepapasakosiu. Taip, jeigu jau išdžiuvo ar beveik išdžiuvo lapas, bet matome, kad negražiai gavosi fono spalvų perėjimai, ar pavyks šlapiu švariu teptuku dar pataisyti tuos spalvų perėjimus? Dabar toks dalykas, jeigu jau uždžiuvo, sakysim, jūs spalvinai, aš čia, tarkim, turiu pasidarysiu truputį spalvų, pabandysiu taip. Įsivaizduokime, aš čia viršui dariau kažką, man ne visai gražiai išėjo ir ten jau beveik išdžiuvo. Ir jeigu aš dabar grįšiu, ne visai gražiai išėjo, ar ne? Ir jeigu aš dabar grįšiu ir pataisysiu tik tai vieną kažkurią vietą, kur man nepavyko, tai greičiausiai nieko nebus. Tai jeigu aš noriu grįžti ir taisyti, tai man greičiausiai teks grįžti ir pataisyti visą. Aš vėl turėsiu per visą praeiti, kad pasilygintų to spalva ir man išeitų gražiau ir lygiau. Aš tada turiu grįžti per visą iki pat apačios. Nes jeigu taisysiu tik vieną vietą, labai didelė tikimybė, kad aš kažką tenai sugadinsiu. Bet jeigu dabar vėl čia kažką patepsiu, man toj vietoje vėl pasidarys kitoks drėgnumas ir vėl dings tolygumas. Tai foną taisyti dažniausiai galima tada, kai jau per visą foną grįžti. Arba jeigu jisai neturi būti visai tolygus, jeigu ten kažkokie debesis ar kažkoks margumynas, tai tada taip galima atskirais plotais taisyti, viskas tvarkoja. Bet jeigu turi būti lygus fonas, taisom vėl visą foną. Taip, kaip su balta spalva, ar iš anksto turi būti numačius tas baltas vietas kaip sniegą? Su akvarele yra taip, kad
baltos spalvos nenaudojam. Būna kartais įdeda baltą spalvą, kartais indeliuose galim rasti baltos spalvos, bet jinai labai nublukina, su ja netrodo gražiai ir geriau baltos spalvos nenaudoti, baltą spalvą mes paliekame ir jeigu yra kažkoks didesnis plotas baltos spalvos, tuomet galim lengvai palikti, o jeigu yra kažkas labai maža ir smulkaus, tai tada naudojama maskavimo priemonė. Aš paskutinėme naujienlaiškyje kaip tik rašiau, aš tuoj parodysiu. Yra tokia tiesiog maskavimo priemonė, tai yra skysta guma, su kuria užpiešiam, toks skysta guma ir su ją paimam ir tiesiog užpiešiam ant tam tikrų lapo vietų, kurias reikia išsaugoti, kad liktų baltos. Jeigu, sakysim, man reiktų kažkokius tokius baltus tarpelius pasidaryti, kaip pas mane ant marškinėlių, tai aš apipiešti, čia jau būtų ką veikti, aukštasis pilotažas. Ne? Tai tada su ta guma uždengiam tas vietas, kurios turi likti visiškai baltos. Ir tada drąsiai spalvinam, kol padarom visą paveikslą, visą išpiešiam ir tada jau nuimam tą gumą. Taip, domina druskos naudojimas, kokiu metu ją berti ir kokią naudoti. Mes apie druską mokomės irgi per kursus, turim efektų skyrelį tokį. Taip, tai kokią naudoti. Labai priklauso, žinokit, druską galima naudoti bet kurią, tiesiog skirtinga druska duoda skirtingą efektą. Smulkesnės druskos išeis smulkesni taškeliai, iš didesnės tokie didesni. Ir svarbu tik tai berti ją, kol yra šlapia, bet ne tada, kai bala, o tada, kai yra tiesiog šlapias paviršius, nes jeigu jau bus išdžiūvę, per daug išdžiūvęs, nesigaus efektas. Bet jeigu bus per didelė bala, tai ta druska ištirps ir irgi nesigaus efektas. Tai tiesiog turi būti šlapias, blizgus paviršius ir tada galima berti druską. Geriausia būtų tiesiog pasibandyti. Tiesiog keletą bandymo būdų. Užpiešėt lapą, užbėrėt. Ir stebėti, žiūrėti, ant kokio drėgnumo užbėrėt, ant kokio tamsumo, kokią druską ir čia jau atrasit. Tai pačia lygiai taip pat klausia, kaip palikti baltas vietas, pavyzdžiui, gėlių lapelius tamsesnėme fone. Tai arba vėlgi tas pats, arba su maskavimo skysčiu, arba užsipiešti ir piešiant foną palikti tas šviesesnius lapus. Mes per negatyvinę akvarelę šitą mokomės. Čia reikės truputėlį ranką valdyti šiek tiek labiau, ar ne, nes piešiam foną, objektą paliekam. Ar prieš piešiant akvarelę reikia būtina nusipiešti kažkokias stambes smulkės detalės pieštuku? Čia priklauso nuo to, kaip jums patinka. Aš, pavyzdžiui, esu tokia stichinė truputėlį, aš dažniausiai piešiu visokias pievas, tai man labai patinka tiesiog laisvai piešti, kurti iš karto. Bet kartais žmonės yra tokie, kurie labai mėgsta žinoti, kas bus iš anksto. Arba jeigu norisi nusipiešti kažkokį truputėlį aiškesnį dalyką, pavyzdžiui, jeigu portretą norisi daryti, arba kažkokį tai peizažą konkretų, tai taip galima pasižymėti pieštuku, tik tai labai svarbu neryškiai, šviesiai, kuo šviesiau, nes užpiešus piešinį pieštukas neturi persimatyti. Jeigu persimato pieštukas, tai dažniausiai nelabai gražu. Geriau, kad jo nebūtų. Ir kitas dalykas, kuo paprasčiau. Nereikia visų smulkių detalių išsipiešti, tik tai esmę. Taip, svarbiausias teptukų priežiūros taisyklės. Ar užtenka vandeniu išplauti ir šereliais viršun pastatyti ar paguldyti? Šiaip iš tikrųjų užtenka išplauti švariu vandeniu, jeigu tai yra akvareliniai teptukai, nes akvarelė, jinai ne kaip akriliniai dažai, ar ne, jinai tiesiog, net jeigu paliksi neišplautą, ją teptukui nieko nenutiks, vienintelis minusas bus toks, kad kai imsi ir paišysi kitą piešinį, kitą darbą, tiesiog vietoj tos spalvos, kurią tu nori, gausi kažkokią, kuri jau buvo teptuke. Tai dar vienas variantas, galima gražiai suglostyti prieš džiovinant, nes kai išdžiūsta, jis tada toks ir lieka. Tai išplauna, ir galima suglostyti ir tada arba guldot,
arba statot. Nėra labai didelio skirtumo, kaip laikysit. Aš tai, kai daugiau turiu, tai arba ten va tokios kursams, tai aš laikau sudėtą, o savo asmeninius dažniausiai laikau suguldytus. Ir kas čia dar apie teptukus? Jo, labai svarbu teptukų nepalikti mirkti. Va šito nepadaryti tos klaidos, kai paliekam ir va tai va stovi pusę paros, nes tenais viduje yra ir ten tie šereliai truputėlį vat įklijuoti ir šita dalis įklijuota ir būna paskui ir šereliai pradeda slinkti ir kai ilgai mirksta medis viduje nuo drėgmės plečiasi, aš ištraukiu teptuką, jis išdžiūsta, medis susitraukia, metaliukas jau būna truputėlį praplėstas medžio, teptukas nukrinta. Tai va, ir gali tekti vėl klijuoti galvutę iš naujo. Tai nepaliekam mirkyti, nemirkom labai ilgai. Ir teptukų, kurių nenaudojam, tarkim, aš piešiu ir aš jo nenaudoju tuo metu, tai aš neįmerktą palieku ant stalo paguldytą. Taip, toliau. Taip. Ar užsiėmimai vyks tik šeštadieniais? Čia apie kursus turbūt, ar ne? Kursai yra nuotoliniai, beveik viskas yra pateikiama įrašais. Mūsų Zoom susitikimai antradienio vakarais vyksta. Antradienio vakarais 19 valandą. Ir kas negali jungtis, tai tas lygiai taip pat gauna įrašą paskui. Įrašas yra talpinamas grupėje. O darbai, užduotis ateina dažniausiai pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir darote bet kuriuo metu, kada jums yra patogu, nes tiesiog yra įkelti įrašai ir kai kurie daro šeštadieniais, savaitgaliais, kai kurie daro darbo dienomis, nes labai skirtingi žmonės susirenka, ar ne? Jeigu ten, sakysim, kažkokios senjorios, jos turi galbūt visą dieną laisvą, kažkas ir dirba ir dar vaikus turi ir tik tai savaitgaliais prisėda, tai labai skirtingai. Būna kartais su visa šeima sėdi daro šitos kursus, tai užsiėmimai, susitikimai Zoom yra antradieniais, o kada jau jūs dirbate, tai jūs nusistatote savo laiką, kada jums patogu. O darbus keliate ir tada jau aš, kada turiu laiko, komentuoju. Taip, žiūrim, ar dar turite kažkokių tai klausimų. Dovilė dalinasi, kad su 4-mečiais liejo atvirutės, kokios gražios. Taip, ir su 4-mečiais jums labai patinka ir taškymas, tas galima specialiai pataškyti. Labai gerai. Ačiū už pasidalinimą. Aš nelabai supratau, Justina, jūsų klausimą rašau, o jūs esate piešę su guašu? Ar aš esu piešusi su guašu? Supratau. Esu, bet daugiausiai seniau. Tai dailės mokykloje, akademijoje ir taip toliau. Šiaip dabar nelabai daug piešiu, nes man su vaikais darom, bet šiaip man labai nepatinka šiuolaikinius guašus. Aš labai vargstu ieškodama gero normalaus guašo, tai nebent būna kaip ar dailės prekių parduotuvėse, ar tokio buvo irgi ukrainietiško truputį normalesnio suradus, bet tie tokie dabar, kur tokiais dideliais litriniais buteliais pardavinėja, man jis labai nepatinka. Jis kažkoks toks keistos sudėties, labai skystas, labai peršviečiamas, sunku su juo tapyti gerai ir gražiai. Tai nežinau, jeigu kas nors žino kažkokį tikrai gerą guašą, tie anksčiau rusiški iš tikrųjų geri būdavo, tokie tiršti gražiai dengdavosi. Tai jeigu žinote, galite parekomenduoti irgi vieni kitiems, aš kol kas neradau gero guašo, kuris man patiktų. Tai Gabi ir Gaja rašo, jau labai laukia tų kursų, tokį namų darbų. Namų darbai tai ką žinau, tiesiog piešti pradžiai. Kursai bus
O tiksliai kursi balandžio 7, tai dar yra laiko. Nu gerai, reikės duoti namų darbų. Tada reikės grupėje duoti kokį namų darbą jums. Taip, ir Andželika, čia yra ačiū, supratau, čia jau nebe klausimas. Taip, ar turite dar kažkokių klausimų? Jeigu klausimų nebėra, tai aš labai norėjau Jums padėkoti už tai, kad paskyrėte šeštadienio rytą susitikti su manimi. Labai tikiuosi, kad kažkas iš to, ką pasakiau, buvo naudinga. Labai būtų man smagu, jeigu galėtumėte čiate brūkštelti kokią eilutę arba net ir gyvai pasakyti, ką išsinešate iš šiandienos. Galbūt dar būtų labai naudinga, jeigu net ir brūkštelėtumėte, ko galbūt pritrūko, kas buvo neaišku arba apie ką norėtumėte sužinoti dar, nes man visada norisi dalintis ne tik tai mokamais ar ne dalykais, bet kartais yra žmonių, kurie ne visi gali jungtis prie kažkokių kursų, ne visi turi laiko dideliems ir galbūt kažkas gali, aš pat kartais bandau padaryti kažką tokio nedidelio, nemokamo, tai labai, labai norėčiau sužinoti, kas jums dar rūpi. Tai labai ačiū, kad prisijungėt. Įrašą įkelsiu į Facebooko grupę ir dar šiek tiek sukasada informacijos atsiųsiu elektroniniu paštu. Tai buvo malonu su Jumis leisti šitą šeštadienį. Iki.